Kalakutas. Dėdutė. Kėdutė. Dėdutė. Gegutė. Planšetė. Planšetė. Kiškiai. Kiškiai. Žodas. Žiogas. Širdas. Žirgas. Garsų diferencijavimo klaidos dažniausiai pasitaiko tada, kai vaikui sunkiau atskirti ir tiksliai apdoroti kalbos garsus. Tai gali būti susiję su foneminiais ir fonetiniais sunkumais, o labai dažnai eina kartu su fonologiniu kalbos sutrikimu. Dėl to vaikas gali painioti panašius garsus, juos keisti vietomis ar praleisti žodžiuose. Svarbiausia, garsų diferencijavimo įgūdis yra lavintinas. Taikant tikslingus pratimus, vaikas gali išmokti geriau atskirti garsus ir tai padeda tiek tarties tikslumui, tiek vėlesniems skaitymo ir rašymo įgūdžiams.